Sveiki visi sugrįžę po savaitės į 3 karališko skambesio seriją. Jo didenybė ir po 3 savaičių eksploatacijos nepaleido dūmais nei vieno elektrolitinio kondensatoriaus, germanio tranzistoriai veikia be papildomų triukšmų ar harmonikų net po 50 metų. Įrašymas ir atkūrimas tiesiog tobulas. Na, o kad būtų dar tobuliau, šiandien pakeisime seną išsitampiusi perdavimo dirželį, kurio vibracija persiduoda į paėmimo įtempimo sankabą, taip sukeldama dešiniojo įtempėjo vibraciją. Toks netolygus juostos įtempimas gali būti perduodamas į traktą ir sukelti detonaciją. Pastebėjau, kad dirželis jau buksuoja ir pervyniojimo metu, todėl jį keisime nauju, bet prieš tai nepamirškime išjungti magnetofono iš tinklo ir išklausyti saugaus darbo taisyklių. Dėmesio! Prieš atliekant bet kokius aparatūros remonto ar profilaktikos darbus ištraukite prietaiso šakutę iš elektros lizdo. Neturėdami elementarių radioelektronikos žinių, neardykite ir netaisykite jokių buitinių prietaisų. Šio video kūrybinė grupė neatsako už sužalojimus patirtus remonto metu. Taip, ir čia matome, kad senasis dirželis jau labai pavargo. Taigi leiskime jam eiti užtarnauto poilsio. Jį nuimti visai paprasta. Tereikia atlaisvinti šios prispaudžiančios plokštelės varžtelį. Plokštelė nusileis į apačią, o mes turėsime puikią prieigą nuimti dirželį. Tuo pat metu ratuką ir jo ašį nuvalysime ir sutepsime naujų tepalų. Bet prieš tai nuimsime dirželį nuo variklio škyvo, pastumdami dirželį pirštu iš kitos magnetofono pusės. Štai nauji dirželiai atkeliavo, na o mes panaudosime tik vieną, nes kitas yra skaitiklio dirželis, kurio keisti dar nereikia. Pagal diametrą naujasis dirželis šiek tiek mažesnis, tačiau jis pakankamai elastingas ir yra pagamintas būtent šiam Royal Deluxe modeliui. Dabar svarbiausia gerai išvalyti senojo tepalo pėdsakus, po to spiritu išplauti visus ritinėlio trinties paviršius ir gumines dalis. Riebalai ant jų neturi patekti. Kruopščiai nuvalome ašį ir ritinėlį, kuris atsakingas už juostos įtempimą atkūrimo metu. Beliko sutepti ritinėlio įvorę ir ašį naujų guoliams skirtų tepalų. Kadangi dirželio slėgis nemažas, taigi ir mūsų ritinėlis dirba ekstremaliomis sąlygomis. Pirmiausia, naują dirželį dedame ant variklio škyvo ir tuo pat metu įstatome ritinėlį į vietą, vis sukdami, kad tolygiai pasiskirstytų tepalas. Tada uždedame dirželį. Patepame ritinėlio centrą, kur bus kontaktas su prispaudžiančia plokštele ir grąžiname plokštelę į savo vietą. Dabar galime įjungti magnetofoną, tačiau atsargiai. Pažymėtose vietose aukšta įtampa. Ir štai naujasis dirželis čia puikiai tiko. Juostos įtempimas normalizavosi. Jokios vibracijos ar detonacijos nepastebėjau.
Įtempėjas vos tik jį paleidus, grįžta į jam nustatytą slėgį. Dar atkreipkite dėmesį, kad juosta neturi siekti ritės kraštų. Juosta siekianti ritės kraštą rulone paprastai susivynioja jau patemptų kraštu, kas vėliau išprovokuoja parazitinę amplitudinę moduliaciją, ypač pirmajame takelyje. Dėl tos pačios priežasties nenaudokite kreivų deformuotų ričių. Daugeliui vartotojų forumuose kyla klausimas, kodėl tokia aukšta variklio temperatūra. Šis variklis yra sinchroninis ir jo normali darbinė temperatūra gali siekti net 70 laipsnių Celsijaus. Geresnis variklio aušinimas bus užtikrintas tada, kada magnetofonas bus eksploatuojamas vertikalioje padėtyje ir tinklo įtampos perjungiklis bus 250 voltų padėtyje. Senos aparatūros, kad ir kokio gamintojo ar kokios būklės ji bebūtų, niekada veikiančios nepalikite be priežiūros. Grįžtant prie šio modelio, negaliu nepasidalinti vienu vieninteliu jo trūkumu. O jūs jau žinote, koks didžiausias jo minusas. Taip, dėja atkūrimo metu indikatoriai nerodo įrašyto garso lygio. Kažkodėl inžinieriai prijungė indikatorių driverį prie įrašymo stiprintuvo, o įtampą driveriui davė nuo įmagnetinimo generatoriaus. Galbūt ateityje reiks šią klaidą ištaisyti ir modifikuoti schemą. Na, o kol kas palikime kaip yra. Na, o dabar siurprizas atkeliavęs kartu su šiuo aparatu. Taip, tai visas maišas poliesterio bazės gerų kokybiškų juostų BASF. Kelias parodysiu ir jums. Trauksiu pirmas pasitaikiusias po ranka ir įvertinsime kartu jų būklę. Pirmoji juosta 15 cm diametro papildomai įdėta į hermetišką dėklą vietoj maišelio, todėl tokiu būdu saugota turėjo gerai išsilaikyti. Jei visos juostos bus supakuotos tokiu būdu, tuomet mums labai pasisekė. Greičiau traukiam dar. O čia jau 18 cm rytė su juosta BASF LP35 ir vėl išlindęs rakordo galiukas, kuris tokiu būdu pretenduoja būti prispaustas rytės padėklo, o paskui ir nutrauktas. Dar viena 18 cm BASF, kuri jau suvyniota blogai. Pusė juostos klausyta, o paskui nusibodo ir pabaigė klausimą pervyniojimu. Greičiausiai toje vietoje, kur juosta buvo pervyniota, o paskui padėta ilgą laiką saugoti į lentyną, dėl temperatūros svyravimų greičiausiai deformavosi. Na, bus matyti. Dabar amerikietiškas šamrokas. Vėl suvyniotas ne play režimu. Tačiau šis tipas nelabai bijo būti saugomas pervyniotas. Tačiau, kad nėra ryte maišelyje, čia jau bus bėdos su hidrolize. Na, o šis juodos emulsijos šamrokas tikriausiai turės tik išėt sindromą, kas jam labai būdinga. Tačiau juosta pagrota play režimu vienodu įtempimu. Gal kartais taip išsigelbėjo. Dabar palyginkime šamrok juostos emulsiją jos darbinėje pusėje. Viršuje rudos spalvos geležies okside rečiau vyksta hidrolize. Na, o apačioje juodoje emulsijoje esantis lubrikantas hidrolizės metu tirpina kitoje nedarbinėje pusėje esantį antistatinį sluoksnį, jį paversdamas lipnia košę, kuri užkemša galvutės ir juostos traukimo mechanizmą. Tai ir vadinama sticky shed sindromu. Lygiai taip elgiasi ir juosta Ampex. O štai dar viena 13 cm BASF, net su firminė etikete nurodančia Hi-Fi kokybę. Tačiau vėl suvyniota palaidai, todėl jokių garantijų. Juostos kraštas ko gero bus patemptas. Na, o dabar įvertinsime naudotos juostos būklę. Kaip tą padaryti? Pirmiausia, juosta turi būti maišelyje arba tokiame sandariame įpakavime. Labai gerai, kad prie ritės glaudžiasi ir bet koks bukletas iš popieriaus. Tokiu būdu juosta mažiau drėksta. Vėl išlindęs rakordas. Dabar pažvelkime, kaip atrodo juosta. Visai neblogai. Svarbiausia, kad jos darbinis paviršius būtų blizgus be jokių dėmių ar horizontalių tamsių linijų.
Pirmas etapas, gavus neaiškiomis sąlygomis laikytą juostą, yra jos valymas mikrofibro šluoste, geriausia akiniams valyti. Tam nenaudokite jokių skystų valiklių ar purškalų, tai yra tik sausas valymas juostos pervyniojimo metodu. Keliskart perlenktą šluostę apkabiname juostą iš abiejų pusių ir truputį pasukame pirštus, kad susidarytų nedidelis kampas. Tada patikrinę, ar juosta įtempta, paleidžiame pervyniojimą. Stipriai nespauskite juostos tarp pirštų, o pajutę, kad juosta sunkiau slysta, sustabdykite pervyniojimą ir pasižiūrėkite, kas darosi šluostėje. O ten panašu, kad nusėdo daug sausos emulsijos dulkių. Vadinasi, juostą bus galima išgelbėti. Pakeičiam šluostės padėtį į švarią vietą ir tęsiame valymą. Jaučiu, kaip prieš pabaigą juostos vijos pradėjo lipti viena prie kitos. Toks reiškinys mums rodo, kad hidrolizė emulsijoje jau prasidėjo ir jeigu valant juostą ant šluostės nusėda ne milteliai, o lipni košė, tuomet su juosta paprastai tenka atsisveikinti. Paprastai situacija turi pagerėti po 6 kartų valymo pirmyn ir atgal. Taigi šios juostos laukia ilgas valymo procesas. Braukiant pirštu jaučiame, kad emulsija nelipni ir sausa. Vadinasi, dar yra vilties juostą išgelbėti. Situacija ant reverso folijos jau blogėja. Kraštuose matyti oksidacija, geriau šią foliją išmontuoti, jei nepavyktų nuvalyti spiritu. Visada užsidėkite ir gerai išcentruokite didesnio diametro rites. Taip paspartinsite valymo procesą. Ir štai po 6 kartų ant šluostės nebėra jokios emulsijos likučių. Štai čia prasidėjo valymas. Kitoje pusėje taip pat. Ir prie šluostės krašto situacija tampa vis geresnė. Ryte tiek iš vidaus, tiek iš išorės galima valyti spiritu supurkštą šluostę. Labai svarbu nepalikti rytės viduje nusėdusių geležies oksido dulkių, kurios taip pat skatina juostos degradaciją. Rytei gerai išdžiūvus galime juostą suvynioti atgal dar kartą ją valant. Stenkitės, kad juosta neliestų rytės kraštų. Štai kaip švaru. Dabar juosta pasiruošusi perklausai. Pradžiai pabandysime ją pagroti Akai magnetofonu ir pažiūrėsim, kaip smarkiai užsiteršia mechanizmas. Čia tyčia apsukau klipą reversu dėl autorinių teisių ir matome, kad UE Royal Deluxe magnetofonu padarytas senas įrašas viršija garso lygį. Taip įvyko todėl, kad UERio indikatorius nerodo lygio atkūrimo metu, todėl yra sunkiau kontroliuojamas. Dabar perklausau visą juostą ir po kelių sekundžių pateiksiu švaros ir kokybės rezultatus. Taigi juosta BASF DP26 visiškai nauja, tik vieną kartą įrašyta,
Pagaminta 1972 metais, kaip matėte, sėkmingai nuvalyta ir galvučių neužkimšo. Tik ant nukreipėjų vis dar lieka geležies oksido dulkių, kurios prilipo ir prie smagračio. Tačiau situacija nėra tokia bloga ir dar po kelių valymų juosta visiškai pasveiks. Na, o dabar tą patį valymo procesą pakartosime su mūsų karaliumi. Labai svarbu gumute užfiksuoti kairįjį juostos įtempėją, kad kairioji sankaba atlaisvintų ritę. Toliau valymo procedūra tokia pati kaip prieš tai, tik čia galite šluostę pasidėti ant galvučių bloko ir pirštu prispausti iš viršaus. Situacija truputį pablogėjo po juostos klausimo, tačiau tai normalu. Po kelių valymų juosta vėl bus kaip nauja. Valymui atgal nepamirškite atlaisvinti dešinėje sankabą gumutės pagalba ir valymą kartokite. Štai taip galima valyti bet kokio tipo juostą. O prieš kiekvieną įrašymą į naudotą juostą, valymo būdu galima patikrinti jos būklę bei gauti geresnius įrašymo rezultatus. Štai ir viskas šiandien. Šioje trilogijoje matėte, kaip UE Royal Deluxe rado naujus namus ir prisikėlė naujam gyvenimui. Na, už su jumis atsisveikinu iki naujo rudens sezono. Gražios likusios vasaros ir ačiū, kad žiūrėjote. Iki.